Atsakymas į klausimą, tai kaipgi apmokestinamos pajamos nuo 2026 metų, jeigu mažosios bendrijos narys išsimoka sau pagal civilinę paslaugų sutartį 44 400 eurų. Tai iki 12 VDU, tai iki 27 740 beveik 6 eurų pajamos bus apmokestinamos 15% GPM tarifu. Tai, kas išlipa iš 12 VDU krepšelio, tai 16 654 eurai, bus apmokestinami jau 23% GPM tarifu. Ir priklausomai nuo to, kokiasgi dar pajamas gauna mažosios bendrijos narys, tai gali būti ir 25% GPM tarifas. Bet esminis dalykas, kad ne visi pinigai, ne visa išmokėta suma 44 400 apmokestinami 20% GPM tarifu, bet tokiais laiptukais. Tikiuosi, kad atsakiau į klausimą, linkiu pelningo verslo ir skaičiuojam.